Taigi trumpai papasakokite apie misiją Sibiras, kasmetinį projektą. Na, apie kasmetinį projektą, tai vėlgi, tai šiais metais, 2015 metais, bus šis projektas organizuojamas jau 10 metus. Tai naudodamasis progą noriu pakviesti visus jaunus pagyvenusius entuziastus, kurie tik nori įsilieti į šio projekto veiklą, būtinai pildykite anketą, kuri pasirodo balandžio gegužės mėnesį, pretenduokite, vykite, darykite, puoselėkite, kurkite, saugokite mūsų istoriją, kad jinai kuo daugiau išliktų mūsų ateities kartoms. Be abejo, kad šis projektas vėlgi kviečia prisijungti bei kitomis savo iniciatyvomis, kurias galite sekti tinklalapyje Misija Sibiras, domėti šio projekto veikla ir nebūnant kaip ekspedicijos dalyvis. Dalyvauti diskusijose, pokalbiuose, pristatymuose, parodose, tai yra daroma nuolat kiekvienais metais. Be abejo, kad mes, praeitų metų dalyviai, pretendavome, sudalyvavome, vykome. Kitais metais mes jau užleisime vietą kitiems dalyviams, todėl visi norintys galite pildyti bei dalyvauti šiame projekte. Kiek truko misija? Tai misija trunka vis dar ir tai truks iki kitos vasaros, iki nauja bus surinkta grupė žmonių, kurie vyks į 2015 metų ekspediciją. Pati ekspedicija truko lygiai 2 savaitės. O visą misiją metus laiko važinėjame po Lietuvą, po vis mokyklas, po organizacijas, visus išreiškusius norą išklausyti mūsų pasakojimų apie mūsų įspūdžius šio metiniai ekspedicijai. Jūs kaip Misija Sibiras 2014 dalyviai, kiek laiko ruošiatės ir jūsų nuomonė, ar geras toks projektas ir ar kitais metais dalyvautumėte, jeigu jums pasiūlytų? Na, tas pasiruošimas, tai aš manyčiau, vyko nuolat, kada mes sužinojome, jog mes vykstame. Tai buvo daugiau negu 1,5 mėnesio laiko. Tai buvo įvairūs pasiruošimai, mokymai, susitikimai, informacijos rinkimas. Ar vyktume mes kitais metais, tai čia, manau, mes vyktumėm tik parvykę. Kada parvykome praeitų metų ekspedicijos, rugpjūčio 1, tai iš karto būtum rugpjūčio 2 išvažiavę vėl atgal į ekspediciją. Bet kadangi ekspedicija yra organizuojama tik vieną kartą per 1 metus ir tie patys žmonės nebegali vykti dar kartelį kitais metais, todėl mes džiaugiamės sudalyvavę šioje ekspedicijoje ir toliau tęsdami savo misiją po Lietuvą. Jūs, kai buvote Sibire, ką nuveikėte tenais? Ekspedicijos metu sutvarkėme 9 kapines, kuriuose buvo palaidoti lietuviai. Taip pat aplankėme daug kaimų, kuriuose gyveno lietuviai, bendravome su vietiniais tremtiniais, ne tik tremtiniais, bet ir šiaip vietiniais lietuviais. Ir be abejo, kad vėlgi vežėme tą žinią tremtiniams, kurie dar tenais gyvena Sibire, apie Lietuvą, apie tai, kaip viskas dėliojosi čia Lietuvoje, kadangi dėl tam tikrų politinių sumetimų ne viską jie gali žinoti gyvendami tenai, kaip mes čia gyvename, o be abejo iš Sibiro mes parvežėme tą naujieną, tą žinią, kaip tremtiniai gyvena, kaip ilgisi, kaip pasilgsta Lietuvos ir su pačiais gražiausiais linkėjimais, su gražiausiais žodžiais, atsiliepimais apie Lietuvą grįžome į čia ir tą idėją, tą misiją skleidžiame po mokyklas, po bendruomenės, po organizacijas, teikdami projekto naudą ir misijos reikšmę.